Prieš 80 metų prasidėjo drąsiausių lietuvių kova už nepriklausomybę – partizaninis karas. Įkvėpti troškimo išsivaduoti 8 karžygiai laisvės kovotojai, mokytojai, rašytojai, architektai, lakūnai, kariai pasirinko kovą už savo šalį. Šiandien sunku įsivaizduoti Lietuvos laisvės kovotojų gyvenimą. Ar norėtum imti ir užmegzti pokalbį su jais? Sujungę šiandienos technologijas ir įstabes partizanų istorijas, sukūrėme projektą Aš rinkausi ginti, kuriame pateikta interaktyvi mokiniams ir mokytojams skirta metodinė medžiaga, paremta bendrojo ugdymo programa, padeda giliau patirti bei suprasti laisvės kovos kelią. Siūlome tau nuotykį, prakalbink laisvės kovotojus karžygius. Juozas Vitkus Kazimieraitis baigė Belgijos karo mokyklą, kur įgijo inžinerinių žinių, o taip pat jis pasirašė pirmąją partizanų deklaraciją. Petro Bartkaus Žadgailos pagrindinė veikla buvo ryšių kūrimas ir jis vienintelis iš visų karžygių buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 deklaracijos signataras. Jurgis Krikščiūnas Rimvydas rašė straipsnius ir organizavo partizanų spaudos leidybą. Kazimieras Alfonsas Piplys Mažytis Audronis baigė švedų žvalgybos organizuotus radistų kursus, kurie buvo gyvybiškai svarbus partizanų veiklai. Konstantinas Bajarčius Garibaldis – talentingas autorius. Jis parašė net 7 knygas, tarp kurių poezijos ir prozos kūriniai bei mokslinių straipsnių. Juozo Albino Lukšos Mykolaičio architekto išsilavinimas pasitarnavo statant tiltus su vakarais, kur Paryžiuje surado gyvenimo moterį. Juozas Kasperavičius Visvydas buvo puikus strategas, kuriam rūpėjo aukštesni politiniai siekiai ir itin nagingas vyras. Vaclovas Voveris Žaibas nebereikalo tokį vardą užsitarnavęs. Partizanų mūšiuose sunaikino daugiau kaip 300 kareivių ir 40 karininkų ir stribų. Kuo pasižymėjai savo būryje? Ką studijavai prieš tampant partizanu? Kaip švęsdavote pergalės? Užduok rūpimus klausimus ir prakalbink karžygius laisvės kovotojus. Ši interaktyvi patirtis leis giliau pajusti Lietuvos partizanų dvasią ir jų drąsą. Pasikalbėk su laisvės gynėju.